Lapkritį Kelmėje surinktas teatrų festivalis 321, skirtas profesoriai Irenai Vaišytei atminti. Festivalio atidarymo metu Kelmės kultūros centro režisierė Rasa Šiaučiūnaitė sakė, jog teatrinio meno srityje šviesaus atminimo profesorė Irena Vaišytė gerai žinoma žmogus. Irena Vaišytė lietuvių teatro pedagogė, pirmoji Lietuvoje profesionali aktorių rengimo specialistė, teatrologė, menotyrininkė, gimė 1926 metais lapkričio 13 dieną Šaukinuose, vargonininko šeimoje. Vargonininkas Vladas Vaišys gimtinėje prisimenamas kaip pavasario choro vadovas, aktoriaus meistriškumo katedros vadovė, valstybinėje konservatorijoje, dabartinė muzikos ir teatro akademija. Pradėjusi dirbti 1956 metais profesorė Irena Vaišytė išleido net 10 aktorinio meno laidų, kuriomis į Lietuvos teatrus įsiliejo apie 100 jos auklėtinių aktorių. Teatrų festivalio atidarymo metu Kelmės kultūros centro mėgėjų teatro netaktiški aktoriai skaitė ištraukas iš Palmiros Galkontaitės knygos Žydinčiai pievai virš debesų, kurioje žurnalistės surinkti profesorės gyvenimo faktai, kalbintų Irenos Vaišytės studentų mintys ir prisiminimai. Pristatydama teatrų festivalį Rasa Šiaučiūnaitė sakė, jog šis festivalis atsirado susitikus su profesorės Irenos Vaišytės mokinę aktorę skaitovę Virginiją Kochanskytę. Besišnekučiuojant su Virginija paaiškėjo, jog aš esu jos kursioko Juozo Žibūdos mokinė. Bekalbant apie mus mokiusius dėstytojus, jų studentus, supratome, kiek daug teatro pasauliui davė ir paliko profesorė Irena Vaišytė. Tai ir paskatino parengti projektą Teatrų festivalis 321, skirtą profesoriai Irenai Vaišytei atminti. Atidarymo metu parodytas monospektaklis Mirties angelas arba istorijos iš anapus. Teksto autorius Kelmės kultūros centro mėgėjų teatro netaktiški aktorius Gintaras Juškevičius. Su didžiulė laimė ir pagarba mes suorganizavome pirmą kartą teatrų festivalį Kelmėje, kurį parėmė Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Festivalyje dalyvavo 4 profesionalūs teatrai, vyko 3 kūrybinės dirbtuvės. Tikslas buvo pagerbti profesorės Irenos Vaišytės atminimą ir 30-asias jos mirties metines. Todėl festivalyje dalyvavo arba jos tiesioginiai mokiniai su spektakliais, arba mokinių mokiniai, kaip šiuo atveju buvo Justas Tertelis, Aido Giniočio mokinys, parengė savo monospektaklį Praeis. Apie spektaklį autorius sako, spektaklis Praeis atsirado pagal mano vienaveiksmę monopjesę pradedančiam aktoriui. Spektaklis ilgai buvo rodomas teatro laboratorijoje, atviras ratas. Apvažiavo visą Lietuvą, dalyvavo užsienio festivaliuose. Vaikams festivalio programoje stalo teatro spektaklis, kaip žvejys į dangų ėjo. Tai pasaka iš Jono Basanavičiaus tautosakos bibliotekos. Pasaka sekama teatralizuotai, pasitelkus minimalistinės lėles, pagamintas iš jūros išplukdytų medžių gabalėlių, įvairius objektus ir gyvą muziką, atliekama kanklėmis, įvairiais perkusiniais ir pučiamaisiais instrumentais. Edukacijų tikslas buvo priminti, kad teatras tai nėra vien aktorius ir žiūrovas salėje, kad teatras gali būti labai įvairus. Todėl kūrybinės dirbtuvės su Justu Terteliu, kūrybinis intelektas buvo suorganizuotos tikslu tam, kad priminti, kad kiekvienas iš mūsų turime labai daug kūrybiškumo. Ir kaip tą kūrybiškumą savyje pažadinti, kaip jį išreikšti viešumoje ir savo gyvenimuose. Taip pat turėjome labai įdomią edukaciją Teatras iš popieriaus. Edukaciją vedė Saulė Degutytė. Tai buvo puikia galimybė prisiminti, kad iš kiekvieno buities rakando, samčio, šaukšto, šaukštelio, pipirinės ar net laikraščio skiautelės galime susikurti savo teatro namuose. Susikurti personažus, pavyzdžiui, lėlytės pasigaminti iš popieriaus, duoti tai lėlytei vardą, sukurti ją istoriją ir štai mes jau turime teatrą savo namuose prie virtuvės stalo. Taip pat mes turėjome edukaciją skirtą mėgėjų teatralams su Irida Lementauskienė, kuri pristatė interaktyvaus teatro metodus. Šis festivalis tiek žiūrovų lankymasis renginiuose, tiek kūrybinėse dirbtuvėse apsilankę žmonės vieningai pritarė, kad
teatro Kelmėje labai reikia ir kuo įvairesnio ir kuo daugiau žinių apie teatrą. Plus labai svarbus Irenos Vaišytės vardas Kelmėje, žmonės ją prisimena, žmonės apie ją žino. Ir šią mintį ir vardą nešti toliau kitom kartom, kaip labai yra svarbu. Tai yra viena iš Kelmės istorijos dalių. Tad profesorė Irena Vaišytė Kelmė yra itin svarbi asmenybė. Teatrų festivalio 321 skirto profesorė Irenai Vaišytė atminti uždarimą pradėjo Kelmės kultūros centro dainavimo studijos duetas Jurgita Gelumbiskienė ir Evelina Andrijauskaitė. Kelmės kultūros centro mėgėjų teatro netaktiški aktoriai. Teatrų festivalio uždarimo šventėje dalyvavo Irenos Vaišytės mokiniai, aktorė skaitovė Virginija Kochanskytė, kurią projekto vadovė Rasa Šiaučiūnaitė pavadino Teatrų festivalio 321 skirto profesorė Irenai Vaišytė atminti krikštamotę. Kauno dramos teatro aktorė, skaitovė Irenos Vaišytės mokiniai pristatė monospektaklį Gyvenimas kaip graži kelionė, kuriame aktorė žiūrovus kvietė pasinerti ne tik į kuriamo personažo gyvenimo kelionės peripetijas, bet drauge pergyventi ir savo asmeninius gyvenimo patyrimus.